Sveiki, su jumis sveikinasi Tingi Pelėda. Šiame video pakalbėsiu apie SUMIFS funkciją. Šios funkcijos veikimas yra labai panašus į funkcijos SUMIF, tik šiuo atveju galime sumuoti pagal vieną ir daugiau kriterijų. Šiek tiek skiriasi ir funkcijos sintaksė. Tai rašome SUMIFS ir pirmiausia renkame sritį, kurioje yra sumos skaičiai, kuriuos jūs norite sumuoti. Šiuo atveju būtų stulpelis suma. Tuomet pasirenku sritį, kurioje galėčiau rasti savo norimą kriterijų. Aš noriu ieškoti pagal kriterijų nuomą, tad renkuosi stulpelį aprašymas. Na ir nusirodau savo kriterijų. Turime 300, būtent tiek ir yra, jei taip pažiūrėtume patys, kiek gaunasi susumavus pagal kriterijų nuomą. Galima sumuoti ir pagal daugiau kriterijų, kaip ir minėjau. Tokiu atveju jums tiesiog reikia tęsti toliau. Vėl įrašote sritį, kurioje būtų galima rasti jūsų norimą kriterijų. Tai aš norėčiau ieškoti pagal datos kriterijų, tai renkuosi datos stulpelį ir nusirodote savo kriterijų. Ir taip galite tęsti tiek kartų, kiek jums reikia. Šiuo atveju gavome 200, kadangi pagal šios abu kriterijus nuomą ir pagal tam tikrą datą mes turime tik vieną eilutę už 200. Šiam kartui tiek. Jei patiko šis video, prašau paspauskite patinka. Ačiū už dėmesį ir iki kito karto.